Sveiki! Šiandien sveikiname su jumis laidoje Ar tai normalu ir turim ypatingą svečią, aš labai džiaugiuosi, turim Ramunę Gvazdaitę, aš paprašysiu tavęs prisistatyti gerai, kas tu esi. Tai jo, aš esu Ramunė, esu jutiminės rinkodaros strategė ir kvapų dizainerė. Skamba romantiškai, kvapų dizainerė, wow. Kodėl aš taip džiaugiuosi, nes man atrodo, kad paliesim temą, kuri yra dar taip labai neišnarstyta, neiščiupinėta, ypatingai gal Lietuvoje. Manau, kad tai. Ir aš kuo labiau ją domiuosi, tuo daugiau ten spalvų ir kvapų atrandu. Ir tą kvapą ir spalvas man padeda Ramunė atrasti kiekvieną kartą, kai kyla klausimų apie jutiminę, sensorinę, kaip čia reklamą, marketingą, ar ne, aš brūkšteliu Ramunį ir su ja mielai pasitariu. Tai labai kviečiu šiandien klausyti pokalbio, nes manau, kad bus labai įdomu. Jo, ir galbūt pradėkime nuo to, aš taip suprantu, iš čia įsigilinusios, viena super specialistė, kita labai čia susidomėjusi. Aš tai čia sėdu, kai sėdžiu kaip statistas ir nesuprantu, apie ką čia eina kalba. Kas čia yra, ką kvapus konstruoti, ką čia daryti. Nu, tiesiog, kad įsivažiuotume. Tai jutiminė rinkodara iš esmės yra kaip pakankamai naujas įrankis, metodas rinkodaros, kuris mūsų visų 5 jutimų pagalba padeda prekių ženklams kurti ryšį su jų klientais. Tai yra tai, kad per mūsų jutimus yra sužadinamos emocijos. Tai 5 jutimai, tai čia kokie čia? Uoslė, klausa, skonis, rega ir lytėjimas. Aš irgi mintyse skaičiuoju, žinai, kiekvieną. Tai žodžiu, tai yra įrankis, nes per visus 5 jutimus labai lengva sužadinti emociją ir tai veikia iš tikrųjų pasąmoniai. Šita, kaip čia, rinkodaros marketingo kryptis gali padėti lengviau įsimint prekės ženklą, tapti geriau atpažįstamų, ypatingai gerai sukurt ryšį su klientais ir tą išlaikyti lojalumą. Tokia, aš kaip sakau, kai yra daug emocijos apie prekės ženklą, tai klientai tiesiog įsimyli tą prekės ženklą, nes jie labai gerai su juo jaučiasi, ne tik su produktais, ką ir dabar daug kas sako, kad mes perkame ne produktą, bet būtent dėl tos emocijos tiesiog ir tie prekių ženklai tampa tokie mylimi. Bet tu sakai nesenai pakankamai atsiradęs, ar ne, šitas kaip sritis, ar ne, tokia visuma tų, bet jau yra prekinių ženklų, kurie tai puikiai išnaudoja, ar ne? Gal tu galėtum pasidalinti kažkokiais pasauliniais tokiais ženklais, kuriuos visi atpažįsta, nes aš kai išgirdau, nustebau ir dabar jau suvokiu, apie ką tu sakai. Tai mano mylimiausias jutiminės rinkodaros pavyzdys yra Apple. Tai va, čia būtent ir yra apie tai, kokios fainos jų pakuotės yra, kaip malonu atidaryti, jie naudoja ir kvapą, jie dėl to kviečia į savo parduotuvės ten būt, leisti laiką, kad tu būtent čiupinėtum jų produktus, jie kuria specialius garso takelius, ten va, džinglus, jie tiesiog idealiai tą daro. Kitas dalykas, tas pats ten, tarkim, Rolls-Royce'as sukūręs tą naujo automobilio kvapą, iš Rolls-Royce'o atsirado. Ikėjos, pavyzdžiui, kodėl parduotuvės irgi yra įrengti kaip šaurumai, tam, kad irgi tu eitum, liestum, čiupinėtum ir tai per pojūčius pajaustum, kad tu nori to daikto. Starbucksas irgi kavos kvapą naudoja. Tai iš esmės didieji prekių ženklai, ypatingai atėję iš Amerikos, tai jie jau labai gerai tą žino. Aš sakyčiau, kad čia tokia dar dabar tik įeinanti sritis, tai yra labiausiai Europą, nes Amerika tai jau tikrai žino ir naudoja šituos ten dalykus. Turbūt išsiskirti yra sudėtingiau, ar ne, toje masėje, tai jiem reikia daugiau tų įrankių panaudoti, kad būtų. Greičiau atrado tikėtina tą. O kaip tu galvoji, aš atleisk, Jūratė, jeigu norėsi po to paklausyti. Aš dabar pavarysiu monologą. Po laidos galėsiu paklausti. Jeigu kas įdomu, dar pakalbėsim. Gerai, grįžkime į laidą. Tai kuris pojūtis daro didžiausią įtaką, negaliu nustoti žiūrėti, kuris pojūtis daro didžiausią įtaką sprendimui, ar ne? Nu, vat, kai žmogus ateina, ar ne, tu paminėjai Apple, ir kvapas, ir pakuotė, ir viskas, bet, nu, galvoju, Samsungas, aš pati naudoju, nu, irgi turėjo visai fainą. Samsungas neturi kvapo, nepasakokite. Nu, kvapo, bet turi pakuotę, žinai. Tai į ką galbūt verta atkreipti dėmesį, kas yra būtina,
ar ne, ką privalome turėti, o kas jau yra ta papildoma vertė, tas galbūt wow Tai efektas. pirmiausia, ką jau dabar išnaudoja visi prekių ženklai, tai yra vizualai. Faktas, visas dizainas yra dabar paremtas tiesiog vizualais. Bet man labai įdomu jūsų paklausti, kaip manot, kas būtų antroji vietoj? O, nežinau, nežinau. Kas jums didžiausia Aš negaliu poveikį sakyti, nes daro? aš žinau. Tu žinai. Arba aš manau, kad aš žinau. Man tai, žinai, iš tikrųjų, tai jo, šiaip aš negaliu dabar apsispręsti, ar kvapas, ar lytėjimas, nes iš tikrųjų tai aš šiaip mėgstu pačiupinėti tos daiktus, kuriuos perku. Tai man ta faktūra, jinai yra svarbi, kiek man tai patinka. Iš kitos pusės, kadangi esu jautri kvapams, tai lygiai taip pat, ten, žinai, daugybės dalykų neperku dėl to, kad arba neinu kažkur, tai nes man ten pats kvapas nepatinka. Nu, tai... Prisiminkime Jūratės istoriją apie sporto klubą. Sporto klubai ir taip toliau ir panašiai, skalbimo milteliai visokie, žinai, netgi, pavyzdžiui, žinau, pas mus yra kolegos, kurie, žinau netgi kokiais skalbimo milteliais skalbia savo drabužius ir mane tai žiauriai erzina, nes aš negaliu šalia būti, nes man tas kvapas. Tarp kitko, nu gerai, o tai koksai? Tai kvapas iš tikrųjų. Kvapas? Nes kaip čia, fiziologiškai, per uoslę mūsų tas trigeris eina tiesiogiai į tą smegenų sritį, kur yra emocijos ir prisiminimai. Tai dėl to stipriausiai sužadina emocijas. Vat, įdomus faktas, kad sakoma, jog apie 75% mūsų kasdienių emocijų iš tikrųjų sukelia kvapai. Ant kiek mes nuolat esame veikiami kvapų, ir kartais net nesuprantam, nes sakau, kadangi tai vyksta pasąmonės lygmeniu, bet nuolat kiekvienas pasikeitęs kvapas mums sukelia kažkokį jausmą, emociją pasąmonį ir sakau, šiaip gal mes nejaučiam, bet iš esmės tai yra labai labai didelis poveikis. Bet kvapą mes galime išnaudoti tada, kai tai yra gyvas kažkoks tai kontaktas. Nu ką žinau, ateini pauostai ten skalbimo milteliais, išsiskalbi kažkas praėjo parduotuviai pačiupiniai, bet, pavyzdžiui, rinkodara, tai juk ne vien tik tai gyvas šitas, tai yra... pavyzdžiui, per televizorių, kaip tu per televizorių parduosi kvapą, arba per radiją, arba, nežinau, net ir paveiksliuką žiūrint, tai prie ko čia kvapas? Tai čia yra ateitis. Dabar dar nėra tokios galimybės, bet aš kadangi tikrai labai domiuosi šitą sritimi ir iš technologinės pusės, tai jau yra žinomas terminas Internet of Senses, kuris reiškia iš esmės mūsų visų 5 pojūčių skaitmenizavimą. Ir jau yra maždaug žinoma preliminari data, kad iki 2030 metų mes netgi skaitmeniniai erdvėj galėsime patenkinti visus savo pojūčius, visus 5, ne tik vaizdą, garsą, ką dabar matom, bet... Skamba grėsmingai, ar ne? Aha, kaip įsibrausti mano nosį. Mano pasąmonė, nes man tai tiesą sakant, jeigu taip, dabar toks pabūsi, žinai, biški velnio advokatas, žinai, tas rinkodara per kvapus, per visą šitą, man tas toks, žinai, kaip, Pavlovo efekto truputėlį sukėlimas. Žinot, kas yra Pavlovo efektas šunims, žinai, kai aš kadangi turiu šunį namie, tai kai jau ateina tas laikas, 5 valanda, kai jam reikia vakarienės ir tu eini į sandėliuką, pradeda tikėti seilės. Nes jisai žino, kad jisai gaus maistą, žinai. Tai čia, vos nelygiai tas pats gaunasi, mes šitokie gyvuliukai, kuriems tarp pasąmonę galima paveikti, ne, padavai kvapą ir tu jau viskas. Ir iš paskui. Ir iš paskos, aš tai ir nueičiau, žinokit, nes jeigu kvapas man patinka, tai aš ir einu iš paskos. Tai iš esmės taip ir veikia, bet esmė tokia, aš esu jau išbandžius netgi vieną iš tų įrenginių, kuriuos dabar gamina, tai pavyzdžiui, dedasi toks ant kaklo kaip ausinės ir ten yra įdėtos kvapų kapsulytės. Ir mes turėjom tokį išbandymą, ten 10 minučių žiūri, tarkim, reklamas įvairias, ten buvo toks dienos reportažas nuo pat ryto, kaip žmogus atsikelia į dušą, eina, apsirengia, pasidaro kavą, ir tarkim, tuo kavos momentu tu užuodi kavą. Tada išeina į darbą, lyja lietus, tokio šlapio asfalto kvapas. Tas kuria tą tokį immersive experience, kad tu kuo stipriau visais pojūčiais išjaustum bet kokį dalyką, ką tu darai. Tai lygiai taip pat ir kad prekės ženklą tu ne tik matytum vizualiai, bet tu jį išjaustum iš esmės. Tai tikslas yra toks. Bet čia turbūt ir dabar, aš galvoju, žinai, aišku, technologijos, aš net neabejoju, kad jos tokios ir gal net ir greičiau, ar ne, ateis, nes jau dabar pažiūrėk, akiniai ten tuos akinius virtualius, ar ne, kiek ten prognozavo, daug greičiau atsirado, ar ne, ir jau parsidavinėja. Bet aš galvoju, kad ir dabar paimkim paprastas reklamas, kokio minkštiklio, ar ne, pasižiūrėk televizijos reklamą,
tu kaip ir nesi tame, bet tu susidarai vaizduoti, į ko tai kvepia. Taip. Ten rodo kokius laukus arba, kaip aš juokiuosi, lauke padžiautus skalbinius. Nu, mano karto žmonės gal dar žino, kas tas yra lauke padžiauti Nu jo, skalbiniai, tavo ne? Tai mano mano irgi dar asociacija žino. kelia, aš jau suprantu, ar ne, kas tas yra. Tuo tarpu jau galbūt jaunesni žmonės, kurie laukia nedžiovino, netų Iš viso skalbinių. įdėjo į džiovinimo šitą aparatą. Taip. Tai jiem jau reikia visiškai kitokių asociacijų, ar ne, kad jie atpažintų tą kvapą, kuris yra rodomas, jau kažkokius kitus daiktus rodyti, ar ten situacijas, ar ne. Džiovyklė. Džiovyklė. Arba aš galvoju, žinai, vat, aš kažkada, kai prekiavau, sakau, kai dirbau kompanijai, kuri prekiavo kava, mes irgi turėjom tokią kvapų paletę ir darydavom per mokymus, ten yra visi kvapai, kurie gali būti kavoje. Ten kvapų natos. Kvapų natos, Kavos taip, kvapų taip, natos. taip. Aha. Ir, pavyzdžiui, vienas iš kvapų, kur visi atpažindavo, tai sako, kvepia kaip pas močiutę Rusį. Arba man sako, grinai kaip Rusy, kokie burokai ar kažkas, o ten yra žemių kvapas. Tai va, ir ne, nu, tai yra ne patį kvapą tu gali įvardinti, bet vietą, kur tu buvai tame kvape, žinai, ir sugrįžti į tą vietą. Tai būtent čia yra dėl to, kad uoslė ir veikia labai prisiminimus mums sužadina. Mes galim net pažinti kvapą, bet mes dažnai kažką užuodžiam ir atsimenu, aš esu ten, aš jaučiu tą, tai va, čia būtent dar patvirtina, kad tai yra emocinis dalykas. Tai nėra, ką tu logiškai labai lengvai, nes kvapą kaip ir net pažįsti. Bet tu žinai, tu išgyveni iš naujo tą prisiminimą ir tai... Gerai, o tada klausimas, ar iš tikrųjų yra tokie, nu ką žinau, universalūs kvapai, kurie ten gali kažkaip tai daryti įtaką visiems absoliučiai žmonėms. Nu ką žinau, pavyzdžiui, pas mus pardavimuose, kai mes dirbome, sklisdavo toks įgandas, kad norėdamas geriau parduoti, tu turi pasidėti kažkokį tai kvapiklį, kuris būtų ten citruso kvapas. Ir citruso kvapas, tipo, skatina tave labiau tenais veikti. Yra tokie dalykai? Yra tokie dalykai, tikrai yra. Tai gal nėra tokio universalaus vieno kvapo, kuris absoliučiai patiktų visiems, bet pavyzdžiui, ten kokia nors vanilė, jinai kuria namų jaukumą, šilumą, ten tas pats koks nors būtų šokolado kvapas. Aš tarp kitko su vanilė ir šokoladu esu padarius eksperimentą. Irgi pardavinėjant sodybą, prieš atvykstant apžiūrai, aš uždegiau, kaip tik turėjau 2 žvakes, vieną šokoladinę ir vieną vanilinę. Ir tiesiog uždegiau prieš tai, kad biški pakvėpėtų. Tai iš tikrųjų tie patys pirmi žmonės apsilankė ir nupirko. Dabar reikia daugiau sodybų, kad galėtum patikrinti, ne? Ar čia tikrai, žinai. Matai, kaip paprasta, 2 žvakės uždegi, viskas perka žmonės. Turbūt nebūtinai taip paprasta, bet sakau, bet tą kartą man tikrai labai fainai buvo, nes labai gerai pavyko. Nu tai va, citrusai irgi yra tie, kurie energizuoja. Jie skatina veiksmą, dėl to jie pardavimam gerai. Ten kokie prieskoniai su citrusu dar labiau, nes jie tokį intensyvumą suteikia, jie pažadina, tokį, vanilė gal labiau nuramintų ir atpalaiduotų žmogų ir sakytų, ai, tai aš pagalvosiu, kitą kartą gal nusipirksiu, o tas, kuris skatina veiksmą, tai jis būtent taip ir veikia. Tai iš esmės mes taip ir kuriam tuos kvapus, kai žinom, kaip čia visą brendo identitetą, kokią žinutę jis skleidžia, ką nori, kokį žingsnį daryti, ar jis ten bus kur naudojamas, ar parduotuviai, ar kaip tik kažkur, kur žmonės atsipalaiduoti ateina. Tai pagal tai mes ir žiūrim, kokios tos natos turi įeiti tą kvapą, kad jis veiktų. O tai kaip tada brandas pasirenka tą kvapą? Nu, sakai, Apple'as turi savo kvapą. Šiaip aš esu iš tos kartos, kurie nesinaudoja Apple. Galbūt čia yra mano bėda, bet šiaip Lietuvoje galbūt, iš tikrųjų nėra toks populiarus kaip Amerikoje Apple'as, bet o koks tas yra Apple kvapas? Apple kvapas yra tokios plasmasės ir metalo ir toks biški švaros, Jie iš esmės nori sustiprinti tą kokybės pojūtį. Jo, jie tokio prabangaus metalo plasmasės. Man pasakėjai, kad metalas, plasmasė, žinai, tokia inovacija irgi kažkaip iš karto galvoji, žinai, kažkas tai tokio, kai atsidarai naują daiktą, žinai. Tai, žodžiu, kurdamas kvapą, tu turi pagalvoti, su kuo jisai asocijuojasi, ir ką tu nori pasakyti. Iš esmės, klientui kaip ir nereikia apie tai galvoti. Čia yra didžiausias pliusas, kaip aš dirbu. Aš tikrai labai didžiuojuosi tuo, nes aš už šitą metodologiją, kaip aš padedu prekių ženklam suprasti ir išsigryninti, koks kvapas geriausiai jiems
tinka. Aš esu gavus praeitais metais netgi metų inovatoriaus apdovanojimą Europoje. Sveikinam. Tai čia didžiausias toks, turbūt sakyčiau, netgi galvos skausmas, kurį tu nuimi klientui, nes aš susirenku informaciją apie brandą, išsirenku ten būtent, kad būtų paremta vertybėm, kažkokiais jų keywordsais ir tada mes darom tokį workshopą, kur kliento komanda, ta, kuri geriausiai ten, tarkim, žino tą prekės ženklą, jie patys workshopo metu išsirenka ir nusprendžia, kokie kvapai jiem labiausiai asocijuojasi, labiausiai tinka ir mes netgi turim galimybę jau vietoj pabandyti tą kvapų derinį ir jau šiek tiek pajaust, ar tikrai tinka kartu sudėjus tas visas. Bet vis tiek įmonė turbūt turėtų, kaip čia, būti užsibrėžusi tikslą, o tai ką jinai nori ištransliuoti. Pavyzdžiui, tie patys, kaip minėjai, citrusų kvapai, jie skatina veikti. Tai jeigu aš esu kokia nors relaksuojanti, nežinau, sanatorija, aš gal ten citruso kvapų nesirinksiu kaip tokio, nes pas mane ateina atsipalaiduoti žmonės. Ir ateis ten atsipalaiduoti. Neleis. Okay. Tai, ta prasme, žinoti, ko nori, vis dėlto turėtų. Ne? Būtinai, kur naudojama, koks tikslas, kokia pagrindinė žinutė. Iš esmės, tai yra labai panašus procesas, kaip ir kuriam tą vizualų brandingą. Bet šiaip, ar būtina įmoniai turėti visų 5 šitų, kombinaciją, pavadinkim taip, sensorinių tų? Reikia žiūrėti pagal tai, ką galima gerai išnaudoti. Iš esmės, jau bent, tai aišku, vizualus visos turi, jau apie vizualą mes net nediskutuojam. Bet jeigu, pavyzdžiui, prijungi, aš visada dažniausiai sakau, jeigu yra galimybė, pradėkit nuo kvapo, nes kvapas turi didžiausią poveikį, bet, pavyzdžiui, jeigu dar prijungus ir kvapą, ir garsą, tai aš dabar, kad nesumeluočiau, man atrodo, tas brando poveikis gali sustiprėti iki 30%. Tai jeigu dar kažką prijungs, jisai dar kyla. Tai tiesiog reikia žiūrėti, kas yra tikrai naudinga, veiksminga ir ką galima išnaudoti. Galbūt... Ir per kur tu tai naudosi. Tai labai svarbu. Nes aš įsivaizduoju, Coca-Cola jinai irgi turi labai stiprų brandą. Ten yra spalva ir yra garsai. Ir kvapas turi, jinai savo kvapą turi. Šiaip kola atpažįstama labai. Įsipilk į stiklinę ir tu iš karto ten ar spraitas ar kola, gali pasakyti iš karto, kad kola. Reiks pabandyti, Pabandyk. Ir jie skonį turi. Skonis jo, čia skonis tai jo. Bet čia turbūt tą Ramunė, ar ne, aš pasitikslinu, ar teisingai suprantu, nes dabar išsiskirti jau nėra taip paprasta. Ir pavyzdžiui, aš pati atkreipiu dėmesį į pakuotės, kokias aš gaunu užsisakius internetu. Ir tos, kurios kvepia, jos turi vis tiek ekstra punktą. Man asmeniškai galėsim pakalbėti apie tavo jautrumą kvapam, ar tau tai maišo ar ne, bet čia šiaip įdomu, ar ne? Labai. Bet man, pavyzdžiui, atrodo, kad, įdėjo papildomą pastangą. Kažką padarė, ar ne? Arba reklamuoja, 2 pavyzdžiai. Vienas e-shopas reklamuoja savo kažkokią liniją namų priežiūros priemonių ir tas lankstinukas yra įdėtas ir kvepia ten agurkais. Aš, pavyzdžiui, negaliu, man iš viso neatrodo, kad ten skaniai kvepėtų. Stintom gal, ne agurkai. Marinuotais žaliais yra. Nustintos agurkai čia šalia, žinai. Jo, bet tai parašyta, ar ne? Ir pagal tą aprašymą aš niekada nebandyčiau net pirkti. Bet aš nuvažiavau kažkada pas juos į parduotuvę atsiimti, sakau, duokit man pavausit, kaip ten tie agurkai. Ten tiesiog gaiva. Ir tas mane, pavyzdžiui, suklaidino aprašymas. Ir aš sakau, kodėl jūs nepakvepinat? Nes ten yra tiesiog dulksna, pavyzdžiui, ar ne, valymui. Tai negi negalima padaryti kvapo. Tai čia toks minimalus dalykas, kur tu gali duoti žmogui išbandyti prieš nusiperkant. Arba irgi, kiti pasileido naują, aš naudoju tokius minkštiklius ir skalbiklius labai kvepiančius ir nežinau, ar aš tau nemaišau čia sėti. Nesėdėtumėm čia, aš matai, net priartėjau šitą laidą. Bet jie pasileido naują kvapą. Norėčiau, bet pardavinėja po litrą. O jeigu nepatiks? Taip. Tai man tas mažas mėginukas kažkokio papildomo, tiesiog, kad aš galėčiau pauostyti, turbūt padidintų jų pardavimus, nes aš nuspręšiu. Aš manau, kad rinka neišnaudoja to dar, iš esmės. Bet čia gal yra iš tos tokios, baimės tam tikrą prasme, nes, žiūrėk, iš esmės juk kvapas yra toks, iš tiesų labai asmeninis dalykas, ne? Ar nėra taip, kad, pavyzdžiui, sukursi kažkokį tai kvapą gali ir atstumti dar, ar yra, ten tik tai universalus kažkokie tai kvapai? Ne, tai, kaip čia, aišku, 100% tu visiems niekada neįtiksi. Tavo logotipas vizualus irgi nebus visiems 100% patinkantis. Tai faktas, kad kažkam patiks, kažkam galbūt nepatiks, bet mes irgi atsižvelgiam ir į tą
prekės ženklo auditorija. Ta prasme, tu turi galvoti netgi, tarkim, kaip pavyzdys, jeigu, nežinau, su arabų šalim kažkokiam dirbi ir su Europą, tai jau tie kvapai savaime tu supranti, kad jie turi skirtis, jeigu auditorija yra tenai. Tai čia sakau, čia tokie dalykai, kur vis tiek stengiasi sukurti, tarkim, ten Lietuvai, mūsų Europai kažkokį tokį kuo universaliausią, ištransliuojantį to prekės ženklo vertybę, žinutę, viską, bet aišku, gali tau ateiti kažkoks vienas pirkėjas ir pasiskust, kad man nepatinka. Bet ar tu dėl to keisi, jeigu, nežinau, 100 ar 1000 pasakė patinka ir džiaugiasi, o vienas pasakė nepatinka. Tai čia vėl... Tikriausiai ne, tai čia tas įsivertinti. Pakuotė gali būti tas pats, ne, visiems patogu atidaryti, o man per kairę pusę nepatogu. Visada atsiras, kam nepatiks. Aš tą gal noriu pasakyti, kad nereikia tikėtis. Kaip mes sakėm, visada yra, kas prie stulpo gali prisikabinti. Taip. Yra tokių. Visada atsiras. O Ramunė, gal tu gali papasakot, man pačiai buvo labai įdomu išgirsti apie tuos pirktinius kvapus, ar ne? Nes aš tikrai, kiek dabar einu į prekybos vietas, daug kas dabar jau kvepinasi. Gal ir gerai, gal nedaug kas, bet yra įstaigų, kurios kvepinasi. Ten tokie bambalė, ateini, stoji tokie bambalė. Arba tokie, arba ten puškė, arba pakabinti kažkokie difuzoriai, ar ne, tai tų būdų yra visokiausi. Bet jie yra nupirkti, universalūs. Aš suprantu, kad aš ateinu į vieną parduotuvę ir nueinu į kitą ir galiu užuosti tą patį. Gal tu truputį gali papasakot, kuom skiriasi kvapo dizainas nuo kvapo pirkimo? Tai aš pirmiausia čia sakyčiau, kad greičiausiai yra būtent toj pačioj dar rinkoje žinių trūkumas visų pirma, kad scent brandingas, tai jis turi dirbti tavo prekės ženklui, jis turi gerinti prekės ženklo atpažįstamumą, skatinti apskritai žinomumą, tu turi turėti strategiją bendrą brandingo, įtraukiant visą sensorį brandingą. Tai jeigu tu sugalvoji, aš dabar kvepinsiu, tarkim, savo parduotuvę, nuėjau, nusipirkau kažkokį namų kvapą, tarkim, pastačiau, ar išsirinkau iš ten kitų įvairių variantų, tai faktas, kad tas kvapas, pirma, nedirbs tavo prekės ženklui, nes kaip tu ir minėjai, aš nusipirkau, mano kaimyninė parduotuvė gali lygiai taip pat nusipirkti. Ir su kuria iš mūsų asocijuosis mūsų klientui, nei viena greičiausiai, nes bus ir dar 3, 5 ir tiesiog. Tai aš tai tą matau kaip neišnaudota būtent tokį brandingo, nežinau kaip pavadinti, viena iš sričių, kuri tiesiog aš naudoju kažką, nes pamačiau, kad kažkur kvepia, tai noriu ir aš, bet ar tai dirba mano prekės ženklo naudai, tai tada yra ne. Tai vienas dalykas, kad tai neskatina prekės ženklo atpažįstamumo, kitas dalykas, gal tu ten išsirinksi kažkokį labai unikalų ir tu vienas naudosi, bet ką darysi, kai tas gamintojas nutrauks to kvapo gaminimą? Tu lieki be nieko vėl. Tai kai tu turi tą savo kvapo formulę, tu esi tikras, kad tu naudoji ją vienas, kad žmonės tave atpažįsta tik pagal tą kvapą ir kad tu visą laiką galėsi pasigaminti tą kvapą. Nes tu gali pas skirtingus tiekėjus užsisakyti, ar ne, kad tau tiesiog padarytų. Tu gali produktų skirtingus tiekėjus, ta prasme, tu tada tą kvapą gali išnaudoti visur, kur tu sugalvojai. Parodos, kažkokie produktai, verslo dovanos, patalpų kvepinimas, jau tada nėra ribų, kai tu turi tą savo kvapą ir tu jį gali įdėti bet kokį produktą. Tai čia toks, aš sakyčiau, apsauga ir tokia ilgalaikė investicija prekės ženklo žinomumui, atpažįstamumui ir to ryšio su klientais kūrimui. Gerai, o žiūrint iš kliento pusės, ar nėra tokios grėsmės, ką žinau iš kliento, kad, čia manim, žinai, kadangi vis viena veikia, kaip pati sakai, pasąmonės lygmenyje, kad čia manim pradės manipuliuoti, žinai, sugalvos ten kokį nors kvapą ir aš paskui nebegalėsiu, nežinau, ten kitų skalbimo miltelių pirkti. Priklausomybė bus kažkokia tai, nežinau, džiazuoju dabar, nes, man visą laiką įdomus ta riba tarp tokio, gerai, vienas dalykas brando įvaizdis ir atpažįstamumas, kitas dalykas jau manipuliacija, žinai, klientais. Pavyzdžiui, Coca-Colos kalėdinės reklamos man yra manipuliacija. Griniausia manipuliacija, kai tu tą pasitelki tą vizualą šeimos ir to kalėdo žmonės ir visą tai jau yra manipuliacija, pirk tą mano Coca-Cola ir nešvesk jokių būdų be kolo. Bet ar pasiduodi?
Aš ne, bet aš manau, kad, nu, pavyzdžiui, nors negaliu sakyti, kad ne, kartais pasiduodu. Bet, pavyzdžiui, yra, nu, ką žinau, vaikai, yra ten tokie žmonės, kurie galbūt nesusimasto apie tai, nu, vis viena tas daro. Nu, čia sunku tą ribą iš tikrųjų nubrėžti. Nu, šiaip mes visą reklamą galim priskirti manipuliacijai. Nu, tai iš esmės ir ta pati jutiminė rinkodara, jinai lygiai taip pat vis tiek yra ar prekė ženklo, ar jeigu tai yra labiau marketinginiais tikslais, nes gali būti ten gal ir kampanijos kažkokios marketinginės ir tik vienam produktui sukurtas tas pats kvapas, garsas, viskas. Nu, tai čia toks, nu, nėra tik aiškios ir tikslios ribos. Čia, manau, turbūt ir nuo paties prekės ženklo gal to tokio, jeigu aš galiu savo logotipą, nu, aš visada lyginu, žinai, kaip vizualus logotipas, taip ir kvapo, tarkim, logotipas. Nu, tai jeigu aš galiu ant sienos kabinti savo logotipą, tai kodėl aš tada negaliu savo kvapo skleisti? Nu, toks, sakau, šiaip jo, nu, yra logikos, negali ginčytis. Tai tos ribos. Jeigu turiu jūs žiūrėti, tai galiu ir jūs ir užuosti. Čia gal labiau, jeigu tu turi tą tikslą kažkokį ten įkišt, kažką parduot, nu, tai aišku, tada jau manipuliacija. Bet citruso kvapą pasitelkti tam, kad Naikas šiaip naudoja labai va tokia energizuojantį sportui citruso kvapą. Nu, nes sportas turbūt asociacija jo. Naikas šiaip yra labai daug tyrimų padaręs, daug statistikos pasidalies, kaip tai veikia, ten skirtingose parduotuvėse naudojo kvapą, nenaudojo, kiek žmonės ilgiau išbūna, kiek daugiau pinigų išleidžia, tai yra labai daug tokių yra ir poveikis, ne? Yra, visiškai. Tai, nu, nenaudotų, jeigu nebūtų. Ta prasme, Amerikos, kur visi didžiausi prekių ženklai naudoja. Nu, ar mes dabar bandydami išpopuliarinti, ar aš net neskaičiau išpopuliarinti, mano tai toks noras yra labai padėti prekių ženklam. Nu, kodėl jūs nenaudojat to, kas yra pakankamai lengvai prieinama? Nu, tai vat, tai jeigu didieji prekių ženklai naudoja ir mato poveikį, tai negi mes dabar čia kažkaip Europoje, tarkim, bandysim įrodyti, kad galbūt tai neveikia? Nu, visi mes vienodi žmonės. Mūsų čia nepaveiks kvapai. Nepaveiks, mes čia senai gyvenam, čia seniau negu Amerika. O gerai, kalbant apie laiką, žinai, kiek reikia laiko, kad tai taptų mano brendo kvapu, ar ne, kad mane pradėtų asocijuoti. Vis tiek neužteks vieną kartą ateiti į parduotuvę, ar ne? Ar yra kažkokie tyrimai, skaičiavimai? Taip konkrečiai paskaičiuota, kiek kartų reikia susidurti, tai tikrai ne, nes manau dar daugam ir skirtingai, nes vis tiek labai priklauso tada, kaip tu bendrai toje aplinkoje, tarkim, jautiesi ir tam pačiam brandui, kiek tu tų vadinamų tų customer touch points gali turėti su tuo pačiu ten, tarkim, ar garsu, ar kvapu, ar su prisilietimu. Tai va tam ir esmė, kad kuo daugiau jutimų išnaudoti ir kuo dažniau. Aš dažnai labai sakau prekių ženklam, jeigu jūs tą kvapą kažkokiu būdu galite įdėti į namus klientui, tai jau yra didesnė tikimybė, kad jis žymiai greičiau tave prisimins, nes jis gali kasdien tave užuost. Tai dėkit visą laiką, dėkit, galvokit, kaip į siuntas, į pakuotės, visur įdėkit tą savo kvapą. Mašinas, ne, bet tai kokią tada klaidą daro, aš dabar pagalvoju, aš vienoj kosmetikos parduotuvėje, jiegi dabar pradėjo pakuoti, mažiai, tu perki kažką, tai jie ima tą maišelį, deda tam tokį spalvotą savo ten tos spalvos popierių ir jį pripurškia dažniausiai naujais kažkokiais tai kvepalais. Tokiais, kokiais reikia. Tokiais, kokiais reikia jo. Taip, nu, bet iš esmės tada jie gadina visą šitą. Bet jų gal jie reklamuoja tuos kvepalus. Čia jie ne savo ne brando žinomumą daro, bet jie... Bet aš tai norėčiau tokių kvepalų, vat kaip būna, vat jau žeini tą kosmetikos parduotuvę, ten miksas toksai. Bet man tas miksas pats skaniausias. Bet žinok, paklausk jų, nes aš kažkada esu paklaususi, žinai, sakau, kuo pas jūs čia kvepia. Jie man parodė labai konkretų. Tai ten jos purškia... Ten yra, nu tam tikrai keičiami. Visi vaikšto purškiniai ir gaunasi tokia košė. Nežinau, ar dėl to, bet realiai jos man parodė konkretų kvapą, kurio kvepia tuo laikotarpiu, žinai, bent jau to ten buvo prieš Kalėdas. O kitas, tai aš mačiau, kaip moteris atėjo su maišeliu ir sakė, man reikia šitų kvepalų, kuo kvepia šitas maišelis. Tai va čia yra, manau, kvepalų parduotuvės, tai tikrai jos skatina kvepalų pardavimus. Apskritai, kvepalų tiesiog. Nu, konkretaus to, kuriam naudoja, čia greičiausiai jie gauna kaip reklaminį
kaip čia įrankį, dar papurkšti ir pareklamuoti. Tai va tokie sugrįžta klientai. Su Jūrate mėgstam kalbėti apie klientų patys bendraja prasme, tai man irgi norisi čia kažkaip uždėti, kad kvapo vien tam, kad sustiprinti įspūdį neužtenka, ar ne? Ir turbūt nereikėtų verslam tikėtis, kad dabar čia labai gerai kvepės ir dėl to pas juos visi pirks, nes aš vieną parduotuvę žinau kvepalų, kur vien dėl tų darbuotojų, kaip čia dabar draugiškai išsireikšti, arogancijos, ne? Ir veido išraiškų, kvapas jom nepadės. Tiesiog kvapas nepadės, nes ten užėjus ar ne, aš kažkada atsimenu, turėjau dovanų čekį ir nebuvau apsiribojusi, kad aš noriu išleisti būtent tiek, bet sakau, noriu pas jūs įsigyti, turiu dovanų čekį, sako, kokiai sumai, sakau, 50 eurų, nu nelabai čia pas mus kas yra. Nu, sorry, žinai, tai tai apie kokį, o kvepia, nu, fantastiškai, bet norisi apsisukti ir išeiti. Tai čia turbūt kvapas yra, nu, viena ta dalis, ar ne, kuri padaro įtaką. Nu, aišku, tai jeigu, kaip, akivaizdžiai tavo kolektyvas, darbuotojai tavo, jeigu jie elgsis ir transliuos netgi, tarkim, visiškai priešingą žinutę, negu tu susikūrei savo viziją ir ką tavo brandas turi transliuoti. Nu, tai aišku, tai neveiks. Gal ten kvepia arogancija, žinai, gal ten arogancijos. Gal arogancijos, žiūrė. Koks galėtų būti arogancijos kvapas, ko čia galėtų kokiais... Nu, blemba, žinot, man kardamonų kokiais prabangiais, kokiais nors, kažkodėl vyriškais kvepalais. Kokia oda, tabakas, kažkas tabakas. Nu, kažkas tai truputėlį atstumiančia. Bet ne cigaretė, o tas, kaip jis vadinasi, cigaras. Jo. Ne, tai, nu, ta prasme, kliento patirtis čia jau yra vėl kitas visai, kaip čia, kitas rytis, kur tu šitie įrankiai, sensoriai, visi jutiminiai, tie dirgikliai, tai yra dalis kliento patirties. Nu, tai neįspręs tau nei kvapas, nei garsas tavo visos kliento kelionės, kad jinai būtų tokia, kokią tu nori. Okay, nu man kartais dar tas prisilietimas, žinai, daro. Iš manęs labai juokės visą laiką mano vyras ir draugai. Aš, pavyzdžiui, namie turiu 3 rūšių puodukus. Vienas puodukas yra espresso kavai, vienas puodukas yra kapučino kavai ir 3 puodukas yra arbatai. Nes aš negaliu jų maišyti tarpusavį. O tau kas yra? Man yra sutrikimas psichologinis. Puoduko manija. Aš normaliai klausiu, kas dėl kokios priežasties. Nu, todėl, kad man neskanu tiesiog. Bet aš tai suprantu. Man neskanu gerti, pavyzdžiui, espresą iš bet kokio. Didelio ypatingai. Aš ieškau, nu, žinok, aš ieškau puoduko, iš kurio man būtų skanu gerti, nu, 1,5 metų. Aš irgi iš savo puodelio neleidžiu net vandens gerti, nes jis yra skirtas kavai tada, kai aš užsinorėsiu. Nu, va, matai, tai reiškia yra. Yra, viskas su tavim normalu. Bet dar plus tas, nu, pojūtis, sakau, iš manęs visą laiką jogis, sakė, nu, koks čia skirtumas iš kokio gerti. Nu, man yra, pavyzdžiui, skirtumas didžiulis. Apie tą prisilietimą labai dažnai duodu visai tą pavyzdį, kad, nu, tarkim, mes jau kalbėjom apie Apple įpakavimą ir, nu, prisiminkit, vis tiek, kad ir neturėjo ten, žinai, gal, bet tie patys Samsungai jau, jie pakankamai gerai irgi labai panašiai pakuoja, jo. Tai pabandykit prisiminti dabar tą jausmą, kai išpakuoji ten kokį naują telefoną dabar, madingą, ir, pavyzdžiui, kai gauni, nežinau, iš kokių senukų siuntą, paprastoj kartoniniai dėžiai, net išraiškos keičiasi, galvojant. Aptrintas toks mėtytas ten kažkaip, tai, žinai, purvinas. Dar įgrūstas taip, kad, žinai, reikia dar krapštytis, neina užkišti niekas. Nesenai esu gavus 2 pakuotės šampūną. Bet sakau, man labai patiko pastebėti, kad veido išraiška pasikeičia ir mes pasąmoningai kaip ir negalvojam. Ai, nu taigi aš skiriu, kas čia yra Apple'as, taip, nu okei, čia iš sandėlio atvežė taip, bet mum viduj tai jausmas labai labai skiriasi. Čia turbūt tą, ką mes su Jūrate dažnai kalbam apie lūkesčius, ar ne, kad jeigu kažkas padaro jau šiek tiek geriau negu aš, tai kitą kartą jau jį laiko kaip lygį, ar ne, va čia jau yra lygis, o visi kiti jau yra prasčiau, žinai.
Ir tada kiekvieną kartą, kai vėl tas pats kažkas tai dar pagerina, ar ne, tai taip kelia lygiai ir tą suvokimą, nes aš dabar irgi pagalvojau apie telefonus, kaip anksčiau neįdėtos į dėžutę, tikrai reikėdavo iškrapštyti, ar ne? Dabar jau ten paimi, pasikėlė, viskas tau išvažiuoja, nu ten visas. Tai yra irgi ta kliento patirtis, kurią va šito. Nu, bet žinai, tas naujumo jausmas, toks tvarkingumo jausmas, tas, va, aš labai gerai suprantu, apie ką pati kalbėjai, nes, iš tiesų, tu gauni naują daiktą, esi kažkokioj ten aptrintoje dėžėje, žinai. Kaip aš, nežinau, ar pasakojau kažkada tai, kur atėjau, užsisakiau valytuvų man automobilių, reikėjo ir būtent norėjau originalių ir naujus nusipirkau, suradau ten per didžiulius vargus kažkokią tai įmonę, kuri veža būtent iš Vokietijos tuos valytuvus ir, žodžiu, ateinu atsiimti, o jie ne tai, kad tokie, žinai, kažkaip gražiai, didžiulė tokia kažkokia tai aptrinta dėžė, žinai, ten sėdi bičiukai tokie atsipūtę, žinai, tai ten, žodžiu, pasiim kažkokį, ten net, ten siaubo filmas, aš tą dėžę išpakausiu, ko aš jums palieku. Ką jūs ir parduotuvėje išpakuojate ten arbatinuką ir paliekate, sakau, taip, jeigu man pakuotė nepatinka. Geras. Tai, ta prasme, bet iš tikrųjų, tu gauni naują daiktą, norisi pajausti, kad tai yra naujas, o ne iš kažkokio šiukšlyno ištrauktas kažkas tai tenais padėti. Bet čia dar vieną pavyzdį prisiminiau, aš pati esu dirbusi su Dormeo prekiniu ženklu, visos ten tos legendos ar ne apie jų skambučius centrus, neadresuokite man, aš ne jų neatstovauju, bet tuo metu, kai aš dirbu, buvo taisyklė, kad jie brokuotų čiužinių ir išmurzintų ar ten dar kažkokių, jie neparduoda nei su jokia nuolaida ir net neduoda darbuotojams. Tam, kad niekur neatsirastų kažkokio tai brokuoto, murzino daikto, ar ne, kažkur tai, ten aš gavau pigiau, čia biški pateptas ir man jau lieka pasąmonį, kad aš mačiau suteptą, ar ne, kažkokį tai. Tai va čia irgi buvo. Po to žinau, kad tokia strategija, žinai, iš tikrųjų. Jie po to šiek tiek pakeitė, darbuotojams leisdavo įsigyti ten vieną kartą per metus, bet tik darbuotojams, bet va tas man irgi paliko labai tokį, dabar prisiminiau tik tai. Aš turiu irgi pavyzdį, priminį, aš esu dirbus Coca-Colai, mano pirmas darbas buvo Coca-Colai. Čia mes užvažiavam biškint Coca-Colai. Bet aš irgi atsimenu, kad, pavyzdžiui, jokios reklaminės medžiagos negalėdavo išmesti niekur, kad neduok dievę kur nors šiukšlių dėžėjai atsiras Coca-Colas pats brandas šiukšlynė ant žemės, ten va tie patys, kur po rinką važinėdavo kaip vadybininkai, tai jie neturėdavo pakelt kur nors ir kad tik tai neatsirastų ir ten išpilinėdavo irgi, pavyzdžiui, sugedusią Coca-Colą niekur neatiduodavo. Ten yra labai labai griežti reikalavimai būtent pačiam prekės ženklui, kad jis nesimėtytų, kad tai nebūtų šiukšlė, kad būtų gerbiamas ir, kaip tu ir sakai, tu vieną kartą pamatai ir tau stringa, tai čia šiukšlynė kažkokiam toks mėtosi. Tai aš manau, kad būtent tie prekių ženklai, kurie tikrai labai nori užauginti stiprų prekės ženklą, jie tada ir investuoja, jie ir gerbia, jie ir kelia labai aukštus reikalavimus. Jeigu tu galvoji, kad dzin, čia tas mano prekės ženklas, tai taip, tai tada tau ir nieko nereikia gal. O gerai, dabar paminėjai vieną, vėl užlindau? Ne, tai ašgi sakiau, mano laikas po. Soriukas. Vėliau biškai. Ne, paminėjai vieną dalyką, ar ne, tai kad tie, kurie gali sau leisti galbūt investuoti didelius pinigus, ar susikurti kvapą yra didelė prabanga? Ar gali man šiek tiek padėti susivokti, ar ne, ar gali savo paprastas brandas, pavyzdžiui, startuojantis, ar ne, ten koks nors inovatorius, kuris ten gavo finansavimą kažkam, bet prekiniam ženklui neturi, ar jis gali savo leisti tokius dalykus? Jeigu jau gavo finansavimą, tai tikrai gali savo leisti, tai nėra ten, nežinau, 10-100 tūkstančių skaičiuojama, tai aišku, yra vienkartinė ta tokia didesnė investicija būtent už tą patį kvapą, bet tai yra formulė, ne? Jo, bet tai yra tavo, tu visą gyvenimą tą dalyką naudosi, tai tu negali tikėtis nusipirkti jos už 10 ar 100 eurų, faktas. Tai, bet lygiai tas pats, aš ką visą laiką lyginu, tai ir brandingą tu kuriesi. Jeigu tu jau gali brandingą susikurt, tai tikriausiai gali ir formulę dar papildomai susikurt. Tai lygiai taip pat ir garsą gali susikurt, lygiai taip pat ir pakuotę. Tai gal ne viską iš karto, ne? Bet gali etapais kažkokiais. Būtent, ką aš ir norėjau pasakyti, kad galigi tą ištęs, pridėti kiekvieną žingsnis po žingsnio. Pirmiausia, aišku, visi kūrėsi vizualą. Tada gal pagalvok po kiek laiko apie kvapą, tada gal apie garsą, tada gal apie pakuotę išskirtinesnę, jeigu tau nėra būtina iškart pakuoti. Bet tai yra, mes labai apie
skonį dar nekalbėjom, bet iš tikrųjų labai galima ir skonį dar išnaudoti įvairiais kampais, nes, pavyzdžiui, Samsungo skonį. Iš esmės skonio patirtis ir visa valgymo patirtis, tai irgi apie 80% sudaro kvapas. Tai labai, labai lengva susieti šituos dalykus. Jo, čia tarp kitko, vat per COVID-ą, kai buvo, kaip įrodymas to, per COVID-ą, kai žmonės prarasdavo uoslę, tai jie net negalėdavo valgyti tų dalykų. Sako, aš nejaučiu, ką valgau, nes, vat, kaip sakai, 80%. Čia mano buvo blogiausias laikas mano gyvenime. Tau Aš kokias 8 paras neturėjau oslės ir aš galvoju, išprotėsiu, man psichologiškai kaip sunku buvo, aš taip bijau, kad aš neatgausiu, aš nieko nebegalėjau valgyti, mane pykino, aš išskaičiau visus forumus, užsisakiau visus įmanomus vitaminus, vaistus, viską ir realiai aš atradau ir kas man tikrai labai greitai padėjo. Galima netgi taip, aš dabar neatsiminsiu, bet man atrodo, vitaminas A lašinamas į nosį labai greitai atstatė. Labai greitai. Tai čia jokių būdų ne rekomendacija naudoti vitaminą. Aš net pasiskaitykite prieš tai ten aprašymus visus. Čia apie Ramunės išgelbėtą karjerą, nes aš galvojau, kad mano realiai gyvenimas žlunga. O Dieve, Markus. Čia aš labai suprantu, nes aš turiu kartais iššūkius su balsu. Ir kai man dingsta balsas, aš tikrai galvoju, gal čia jau paskutinis kartas ir mano pagrindinis darbo įrankis bus forever out. Bet nieko, šiais laikais visko yra technologija. Galėsi kokį nors dirbtinį intelektą, kad už tave šnekėtų pasisamdyti. O tai, Ramunė, žiūrėk, kai pasidarom kvapą, ar ne, savo susikuriam, dabar pasakė apie brandingą, būna po kažkiek laiko rebrandingas, ar ne, nori atsinaujinti, išviežinti, tai man iš to kyla 2 klausimai. Vienas, ką daryti, jeigu norisi keisti kvapą po kažkurio laiko, ar tai įmanoma, garsą, kvapą, čia turbūt apskritai apie tą scentą, ar ne, kažkokį, nes pakuotę galim keisti, bet tie tokie pasąmoniniai dalykai, kurie veikia. Čia toks tarsi spastai, ne, susidėlioja, paskui pakeisti žiauriai sunku turėtų būti. Bet iš esmės tai kaip čia, aš tai nematau jokio sunkumo. Ar tu pirmą kartą kuriesi, ar tu po 10 metų paskui kuriesi. Tai bet jau žmonės atpažinę, aš ruoždamasi skaičiau, kad bandė ten ar spalvas keisti, ar tenais garsus tos džinglus, kaip tu sakai, ir klientai visiškai nepriėmė. Tai va čia klausimas, turbūt aš tai iškart galvočiau, o kodėl to rebrandingo reikia? Kodėl prekės ženklas... Iškniso jau juodai. Patiems, žinai, bet jeigu klientai myli. Išgirsta ir trūkčioja akis, žinai. Tampytis. Jeigu viskas veikia ir visi myli, tai vat klausimas tada, kam tą keist. O jeigu yra kažkokios priežastis, tai tada ir keiti, tai kaip keiti vat spalvas, logotipusgi, dabar irgi yra mada, kad ten visokie ir tie luxury prekių ženklai vis paprastesnius logotipus daro. Tai yra kažkokia mintis ir tikslas po tuo. Gali būt, galbūt, ką žinau, dabargi ta elektroninė prekyba labai populiarėja, tai galbūt kai kurie tenais, nežinau, susikurs tas ar įvaizdis, ar kvapai, jie turėtų būti pakeisti tam, kad galėtų prisitaikyti prie įvairių pardavimo šitų, tai aš manau, kad tų priežasčių galima dar kažkokią antrą klausimą turėti. Turėjau, dabar galvoju, gal prisiminsiu, kol su nustos išnekėti. Mes kažkaip nesusiderinam. Kažkaip tai, bet visai užtat juoko daug. Tai aš apie tą, žinai, kvapo sukūrimą, tai vienas klausimas buvo apie tai, ką daryti, jeigu nori keisti, ar ne, o kitas, tu sakai apie formulę, bet ar gali taip nutikti, kad formulė yra, jinai atitinka įmonės kažkokį įvaizdį, bet man smirda. Man nekvepia. Ar tu kažką keiti toje formulėje, tada ar bandai prisitaikyti, ar yra tos formulės kažkokie 3 variantai, žinai? Tai pirmiausia, kai mes renkam tą galutinę formulę, mes testuojam kelis variantus. Tai tu jau prieš tai išsirenki tą, kuris tau labiausiai patinka. Jeigu norisi, galima net ir gal ir su klientais pasitestuoti kelis variantus. Tai man dar nėra buvę, kad kažkas jau nusprendžia, kad naudosiu ir tada sako po ten, nežinau, pusės metų, sorry, bet man smirda. Užsmirdėjo. Reikia tik tai gal suprast tokį dalyką, kad gaminant skirtingus produktus, tie kvapai šiek tiek gali keistis. Tai jeigu ten žvakės ar namų kvapai, vis tiek juos reikia adaptuoti pagal tai, kokią medžiagą jie ten pilami, naudojami. Tai
tas tokie lengvi niuansai to kvapo gali šiek tiek keistis ir nereikia įsigąst, bet vis tiek bendra emocija, esmė išliks to kvapo. Nu, arba, pavyzdžiui, ką žinau, transportavimo sąlygos, arba ten krovikas žuviuotom rankom, jeigu krauna. Neutralizatoriai tam yra, neutralizatoriai. Ne, bet ką, žinau, žinai, bet iš tikrųjų gali sugadinti. Jo. Tarkim, nežinau, labai retai pasitaiko, bet dar vis pasitaiko, ten eini kokiai nors parduotuviai maisto prekių ir koks nors krovikas krauna ir tu nebegali tą skyrių užeiti dėl to, kad jisai smirda prakaitas, prašau, žinai. Ir ta prasme, visa parduotuvė, tau iš karto ir ten dėjo pastangas, žinai, duonos kvapas kleidė, ten vanilės ir taip toliau ir panašiai, o vienas žmogus atėjęs tiesiog dėl higienos trūkumo. Tai čia gali būti, žinai, ir tas žmogus ir darbuotojas, ir gali būti klientas, žinai, irgi gali taip pat, žinai, užeina ir ten. Ypatingai kokioje mažesniai parduotuvėlį užtenka vieno tokio kliento ir paskui visą kiti dieną reikia užėję jau įeina ir išeina iš karto. Nes aš taip klausiu, žinai, aš atsimenu prieš kurį laiką vienoje parduotuvėje mes bandėmės kvapus ir jie mums labai patiko tada, kai mes bandėmės, kaip pasižiūrėjom, bet kai pasistatėm tą difuzorių, tai ten kažkam pradėjo galvas skaudėti, kažkam pradėjo per daug ten intensyvu. Grįžtu namo, sako, ir aš visų to kvapu persismelkus ten visą laiką kvepiu namuose, nes sako, net pykina ateiti darbą. Čia būtent, čia yra daug kas, kai ypatingai turi tą savo kvapą, jie nori, kad visi užuostų iš toliausiai, kad stipriai, tai čia turbūt pirmas pagrindinis dalykas, ką aš mokau ir savo klientus, kad tai turi būti labai tik tai sukuriama lengva, malonė atmosfera, kad kartais tu įėjęs ten, tarkim, kažkokią patalpą, gal tu net nesuprastum, ar čia iš tikrųjų kvepina, ar čia taip natūraliai man malonu. Nu, tu tiesiog kvapas turi sukelti jausmą, jis neturi būti vat, aš dabar kvepiu. Jo, nes aš pati, iš kai kurių parduotuvių apsisuku ir išeinu, aš Barcelonai, tarp kitko, kur aš gyvenu, aš vienam viešbutį ėjau skųstis, kaip netinka jūsų kvapas, toks tragedija, toks sintetinis, man ir galvas skaudėjo ir viską, ir sakau, jūs nenaudokit, būkit geri, nes čia yra labai labai blogai, nes kartais netinkamas kvapas jis veikia dar blogiau negu neturėjimas jokio kvapo. Arba per intensyvus kvapas lygiai taip pat veikia, kad žmonės tiesiog apsisuks ir išeis iš tavo, tarkim, viešbučio parduotuvės, dar kažkur. Tai turi būti labai labai subtilu, kad sakau, aš visą laiką sakau, kad klientas net nesuprastų, dėl ko man čia taip gera. Va tas toks biški pasąmoninis emocinis žaidimas. Aš pas juos būnu, man gera, malonu, aš toks geras jausmas, va tada aš norėsiu visada ten sugrįžti, o ne kai man trenkia kvapas, ten kažkokia garsi muzika groja ar dar kažkas. Bet tai žiūrėk, bet tai tada reiškia, kad turi būti įmonėje kažkoks, kvapo prižiūrėtojas. Nežinau, kaip jį pareigas pavadinti, nes... Kvapų sargai. Kvapų sargas, kvapo prižiūrėtas, nes, tarpsne, vėlgi, ar ne per intensyvu, ar nesiskundžia, arba, bent jau ten tyrimuose, kuriuos daro kliento apklausos, bent tada kažkokius tai akcentus dėti, nežinau. Iš esmės, manau, kad pradžiai reikia susireguliuoti ir paskui jau tada ten, greičiausiai nieko ten nebereikia labai keisti, reguliuoti. Tiesiog pirmas, ten antras, trečias pabandymas, jeigu tinka, tai ir valio, tinka, o paskui jau ten kas kelias savaitės, kas kelis mėnesius, jau priklausomai nuo to, kaip intensyviai naudojamas, tiesiog papildyti tą kvapą reikia. Nes, žinai, pavyzdžiui, ten viešbutis arba koks nors sporto klubas, žinai, pradžioje ateini, aš irgi lankau vieną sporto klubą, pradžioje buvo žiūriai skaniai, ten viskas kvepėjo ir ne per daug stipriai, bet tu supranti, kad per ten 5-6, ten kažkiek tai tų metų keičiasi valymo priemonės, keičiasi ten užterštumo, pavadinkim taip, lygis. Ir tam tikrose vietose jau prasideda tas toksai, pokytis. Tai, tai tas prižiūrėtojas jis viena turėtų kažkoks tai būti, kad pagalvotų, kad, kinta. Tu pakeitęs, pavyzdžiui, valymo priemonės, tu gali sugadinti visą tą įvaizdį. Aš manau, kad kažkoks atsakingas žmogus net už tą patį papildymą, tai aišku, kad turi būti. Tai nereikia gal pilno etato kvapo prižiūrėtojo. Jeigu didelis viešbutis, arba daug padalinių turi. Bet aišku, kad kažkieno atsakomybė turi būti šitą dalyką prižiūrėti. Aš dar pagalvojau, žinai, mes dabar kalbam apie kvapo sukūrimą ir taip jau į pabaigą eina pokalbis, bet gali pasirodyti kai kuriem verslam labai toli. Mes, kadangi su Ramūniu esam bendravusios apie tai, noriu įgarsinti tą klausimą, kokiem sektoriam ir kokiom įmonėm tinka, nes pirmas mano buvo toks įsivaizdavimas, kad čia tinka spa,
ar ne, ten kažkokiom prabangiom parduotuvėm ir taip toliau. Sporto klubam, Sportą kažkur tai taip, ten, kur yra, bet mes po to išsigrynom, kad gali būti gerokai platesnė, ar ne, tas platesnis sektorius, gal tu gali pasidalinti iš savo patirties. Tai iš esmės aš tai nematau kažkokių didelių, kaip čia, kliučių, kur tikrai negali būti panaudota. Čia yra vėl noro, strategijos turėjimas, to savo prekės ženklo tokio auginimo tikslas, iš esmės tai yra tavo strategija. Jeigu tu nori, tai tiesiog sėdi ir ieškai būdų, kaip panaudot, o ne galvoji, kad man netinka. Tai kadangi, tarkim, ir po mūsų šito pokalbio turbūt daug kas tikrai išgirs ir pradės galvoti, ar man tinka ar netinka, tai geriau ateitų atsisėst pakalbėti, kaip mes galim išnaudot, o ne galvot, man tai netinka. Čia ne prie ko, ne? Jo, tai iš esmės tai aš kaip ir minėjau, kadangi tai gali būti ir verslo dovanos, ir kažkokiose ekspozicijose, ir nebūtina turėti gal kažkokią parduotuvę, kur ten nuolat pas tave klientai ateina, bet tu gali turėti verslo dovanas, tu gali kartais, sakau, parodose kažkokiose pasitikti ir parodose labai faina pritraukti klientus, nes jie užuodė kažką iš karto seka, kur čia, žinai, pakalnosi. Dabar galvoju, koks galėtų būti mokymų organizacijos OVC, pavyzdžiui. Jau čia yra. Pagrindė dirbančios su vadovais, koks galėtų būti kvapas, popieriaus. Tik tai žmogaus kūno. Prabangaus. Bet, pavyzdžiui, irgi kiekvieną nes mokymuose irgi galima galvoti ne apie savo gal kažkiek, tarpsime dalinai prekšę, bet būtent apie tą dalyvių emocinę būseną, kaip irgi, ar noris, kad jie būtų įsitraukę, ar noris, kad labiau atsipalaiduotų ir klausytų. Tai vėl strategiškai galima žiūrėti ir ta pati mokymų įmonė, jie tikrai gali išnaudoti kvapus, turėti savo kažkokį, arba tarkim, kad ir, nežinau, 3 gal savo gali turėti su skirtingu poveikiu ir ten, jeigu žmonės... Jeigu reikia nuraminti, tai tada vienus, jeigu reikia energizuoti. Tai čia, sakau, kur atrodo niekad nepagalvosi, bet strategiškai visada galima atrasti ir kur garsą, ir kur kvapą pritaikyti, ir galbūt skonį gal fainai visada išnaudotumėt, jeigu turėtumėt kažkokį ypatingą ten skanumyną per savo mokymus. Reiks vaidai pasiūlyti. Tai toks, čia tokios, žinai, mažos detalės, kurios paskui ilgam laikotarpiu būtent kuria tą atpažįstamumą, prisirišimą ir jeigu aš buvau vienuose mokymuose ir ten nekvepėjo ir nebuvo faina ir nedavė nieko skadaus, tai kitą kartą, kai rinksiuos, aš pagalvosiu, ar eit pas tuos, kurie sukuria tą malonę atmosferą, ar pas tuos, kurie nesukuria. Ir gali taip nutikti, turbūt, ką tu pačioj pradžioj sakėjai, ne, kad, nežinau kas, bet ten buvo labai faina. Ir net negaliu paaiškinti, kas. Tai jie dažniausiai ir aš čia labai tiksliai įvardinau tas detalės, bet žmogus galvos, aš ten nesijaučiau maloniai, o ten jaučiausi, tai dabar eisiu ten, kur jaučiausi maloniai. Čia iš tų sektorių, žinai, aš vieną dar pavyzdį turiu, viena, kaip čia, šiukšlių tvarkymo įmonė savo ofisuose kvepina patalpas. Šiukšlėmis? Jūratė. Bet kam tai skirta, ar ne, tai yra skirta tam employer brandingui, tai yra, kad nuimti tą, kad tai yra šiukšliavežiai. Jo, iš tikrųjų. Ir uždėti. Tai irgi toksai atsvara tam, kaip mes galim susidaryti. Ką tu ir paminėjai, tai gali būti ir employer brandingui naudodama, ir personal brandingui. Aš, pavyzdžiui, turiu ir savo spalvas, ir savo kvepalus, kai jeigu kažkur viešai kalbėti. Tarpsime, kad tai būtų atpažįstama, tai gali būti... Sakau, ir personal brandingas gali išnaudoti. Sakau, čia aš nelabai matau, ypatingai, ką aš paminėjau apie Internet of Senses, kai netgi viskas pereis ir į skaitmeninę erdvę, aš nematau, kas negalėtų to išnaudoti. Iš esmės, bet kokia įmonė, bet kokia veikla užsienė. Man atrodo, sakau, aš tikėjausi, kad bus įdomu, bet jau tiek išsiklegėjom, kad tikiuosi, kad klausytojams bus taip pat įdomu, kad laikas taip greitai prabėgo. Tai ką? Turbūt keliaujam į pabaigą. Keliaujam į pabaigą ir aš galvoju, kad pats laikas pasakyti tai, kad mes visos 3 būsime vienu metu vienoje vietoje ir būsime būtent festivalyje rugpjūčio 29-30 dienomis. Festivalis būtent. Festivalis būtent, taip vadinasi, jisai vyks Vilniuje, tai Ramunę pamatysite vienoje diskusijoje, mūsų Jūratė kitoje. Tikrai manau, kad galėsit pasigūglinti, pasižiūrėti, apie ką tai bus, bet labai dalyvavimas nemokamas, visus kviečiame, kas kiek nori, tas tiek ateina, tai tikrai labai kviečiame sudalyvauti. Tai va, o jeigu įdomu šitų pokalbių klausytis, tai turbūt kaip ir visada kviečiam paspausti bent jau tą liuksą
parodyti, kad jums rūpi, parašyti komentarą. Jeigu turit komentarų arba klausimų Ramunei, tai tikrai rašykit, mes peradresuosim, susitvarkysim, kad Ramunė gautų. Aš galėsiu ir pati paskaityti komentarus. Taip, tai labai kviečiam aktyviai dalyvauti ir iki pasimatymo turbūt kitose. Dėkui, Ramunei. Dėkui labai, kad iki kitų pakvietėt. pasimatymų. Iki. Iki.